Tai kas yra Pales ir Rails? Pales verstųsi į progresyvę kampinę izometrinę apkrovą, o Rails regresyvi kampinė izometrinė apkrova. Bet pradžioj pradėkime nuo to, ką reiškia izometrija. Izo reiškia tą patį, o metrik reiškia ilgį. Tai izometrija, kai raumuo dirba, nekeisdamas savo ilgį. Kitaip sakant, apkraunam raumenis taip, kad joks sąnarys nejudėtų. Ir tai yra esminė Pales ir Rails dalis. Pales progresyvus nurodo audinius, kurie tempimo metu yra ilginami. Paprastai tariant, tai yra raumuo, kurį jūs jaučiate tempiant. Kaip tai vyksta? Jeigu, pavyzdžiui, sėdite tempimo pozicijoje, jūs nepaprastai sėdit, o jūs pradedat izometriškai apkrauti tuos raumenis. Pavyzdžiui, jeigu norim apkrauti ir sustiprinti pakinklius. Pales metu mes norėsim kulną spausti grindis ir lenkti kelią per tas pačias grindis. Kitaip sakant, tokiu būdu mes įdarbinsim įtemptus raumenis toje pačioje pozicijoje. Rails regresyvumas nurodo audinius kitoje sąnario pusėje, kurie tempimo metu yra sutrumpėję. Tai raumenis, kurie dar labiau įtrauks į patį tempimą. Ir kaip tai vyksta? Pati apkrova vyksta sutrumpintoje pozicijoje. Tęsiant tą pačią pakinklių temą, mes norėsim, kad koją atkeltumėm link savęs, pajungiant klubo linkiamosius raumenis ir taip pajaučiant dar stipresnį tempimą. Kitaip sakant, izometriškai apkrausim audinius sutrumpėjusioje pozicijoje. Tokiu būdu mes galėsim geriau valdyti naują įgytą amplitudę. Be Pales ir Rails didelį vaidmenį atlieka ir nervų sistema, kuri atsakinga ir už sąnarių judėjimą. Yra keli faktoriai, kurie nervų sistemai neleidžia pasiekti tam tikrų dalykų, tai kaip traumos, jeigu kažkada būtų sutraumavę, tai nervų sistema supras tai kaip nesaugų dalyką ir bus užrakinę jūsų sąnarius, kol jų nepradėsi treniruoti. Toliau naudojimas, jeigu niekada nenaudojam sąnarių, realiai ko nereikia nervų sistemai pašalina. Tai kaip pavyzdys, rankų mostas į viršų, jeigu ten niekada nebuvai, senai to nedarai, tai jai nebereikia to judesio ir jinai tiesiog išmes iš savo nervų sistemos ir jūs ten nebeturėsit kontrolės. Tai kad sukurti ryšį vėl su savim, reikės kantriai, sukursim jėgą, sukursim kontrolę per Pales and Rails, nusiųsim signalą savo smegenim, kad čia nori būti stiprus, čia yra saugu ir jinai mums leis atidarys naujas amplitudės ir tokiu būdu mes galėsim laisviau judėti.